atsisiųsti iš Tibeto, žodžiu, kažkokią mandalą ant juodo su auksu. Tai va to. Piešiu dievybės, pradėsiu nuo Indijos panteono ir buvau sugalvojus iš tikrųjų sudėtingesnį, norėjau deivę Mahakalį nupiešti, bet tiesą pasakius pabijojau, nes ten tikrai stipri dievybė, galvojau, gal nuo kažko paprastesnio pradėsiu. Dariau Lietuvos Respublikos Seime parodą. Vienas iš labiausiai emocionalių dalykų man buvo, kai aš pamačiau gyvą dramblį. Jis buvo milžiniško didumo, aš buvau nemačius niekur dramblio. Pasirodo. Voliojas ant žemės ir piešiu. Tai ką tai reikia būtinai vidury paveikslo atsiminti. Pažadu, jų ateityje nebus tiek daug. Mano piešiniai gimė iš tylios erdvės. Atradau ją savyje, ieškodama atsakymų į klausimus, kas aš ir ką čia veikiu. Daug metų mokiausi įvairių darbo su kūnu technikų, studijavau psichologiją ir filosofiją, visada savo žiniomis dalinausi su žmonėmis. Suvokiau, kad mano piešiniai tai kelionė į harmoniją, į kiekvieno mūsų vidinę erdvę. Menas yra viskas, ką aš darau, net jeigu tai nesusijęs su piešimu ir lipdymu. Švirti maistą, gražiai susitvarkyti namus, pasisodinti gėles, net ir kažką tai pamastyti, pasvajoti, tai irgi meninė išraiška, aš taip matau. Tai kažkaip tai, iš tikrųjų tai matau, kad ir aš ir visi esam tikrai menininkai, tik tai tas saviraiška, kaip tas menas reiškiasi, yra pas kiekvienas kitoks. Lina Nikolajevė gimė ir užaugo Kaune. Pradėjau tapyti taip jau, kad ant drobės, tai 12 metais. Aš tiesiog pradėjau matyti labai daug vaizdų, tiesiog jie eidavo formos įvairios ir jie tokie buvo kaip iš juodo su auksu. Tai va, tai mano pirmi piešiniai tokie ir buvo. Aš jau pripiešiau visą ciklą ir buvo pagrindė ant drobės. Tai aš drobę juodai apipiešdavau ir darydavau tas, ką matau, tas auksinės abstrakcijas pagrindė. Arba kartoną juodą imdavau. Tai va, tokia buvo pradžia. Ar prisimeni savo pirmą paveikslą? Koks jis? Taip, jisai taip ir vadinasi, pirmoji mandala. Tiesiog norėjau nusipiešti savo mandalą. Man buvo labai gražu. Čia iš tikrųjų man įkvėpė tibetiečių menas. Jie turi tibetiečių tankos, vadinasi taip, kur išpiešta yra šventųjų gyvenimai, mandalos, dievybės, žodžiu, aš žiūrėdavau jų daugybę ir mane tai tiesiog labai jaudino. Aš buvau nusipiešiu savo mandalą. Aš dar norėjau atsisiųsti iš Tibeto, žodžiu, kažkokią mandalą ant juodo su auksu. Tai va to padaryti neįgyvendinau, tai nusipiešiau savo. Man tokia atėjo idėja, kad piešiu dievybės, pradėsiu nuo Indijos panteono ir buvau sugalvojus iš tikrųjų sudėtingesnį, norėjau deivę Mahakalį nupiešti, bet tiesą pasakius pabijojau, nes ten tikrai stipri dievybė, galvojau, gal nuo kažko paprastesnio pradėsiu. Tai va, ir o šitas dievas, jis toksai, jisai labai turi tokio gėrio savyje daug ir kažkaip galvoju, jis gali pradėti pirmas pas mane gyventi. Čia yra Ganeša, tai yra Indijos vienas iš dievų ir jisai dar nebaigtas, aišku, čia tokie pirmieji štrichai. Tiesiog turiu tokią labai gražią viziją, kaip jisai turėtų atrodyti baigtas. Kaip gimsta tavo paveikslai? Tai dažniausiai eina formos plaukia ir kažkokia man būna viena iš jų užkabina. Ir taip aš galvoju, aš tą noriu piešti. Ir tada pasidarau eskizą, tiesiog kur nors irgi kaip ant to sąsiuvinio vaikystės. Ir kai turiu laiko, tada pradedu piešti.
ir atsigamina tą formą dažniausiai. Tai čia vienas būdas, o kitas būdas abstrakciją piešiu, tiesiog taip pat laisvai paleidžiu, kas piešiasi. Tai ir taip yra, kad piešiasi gėlė, po to žiūrėk gavosi moteris, tiesiog taip irgi patinka tokia kaip, gal kažkas sakytų, meditacinis piešimas, bet aš niekaip neįvardinu, tiesiog taip kaip piešiasi, taip piešiu. Tai didelį galiu piešti ir pakankamai ilgai, nes jie iš daug smulkių detalių ir aš jo nenupiešiu vienu kartu, tiesiog papiešiu, kiek man piešiasi, padedu, vėl papiešiu, aš niekad nežiūrėjau, kiek laiko užima. Vienas gali mėnesiais gulėti, kitas, jeigu labai stipriai užsimanau ir piešiu naktimis būdavo, tai gal ir per kokias 2 savaitės nupiešiu. O mažą galiu nupiešti ir gal ir per kokią dieną, jeigu visai nedidelį. Žodžiu, aš niekur nesuku, piešiu, kiek man piešiasi. Kaip įvardintum savo stilių? Tai gal pavadinčiau grafiką labiau, vien dėl to smulkumo, bet tai irgi ne visai tai, kaip žiūriu kitų autorių darbus. Taip. Ir dar yra, kaip matėt, pieštukais ir kitom technikom, tai tokie į natūralizmą irgi linkę kiti. Dailininkė tapo akrilu ir auksiniais dažų žymekliais. Aš rinkausi ryškias spalvas, kad man gerai matytųsi auksas ant jų. Tiesiog, kad gerai žiūrėtųsi auksas, aš taip rinkausi. Ar kiekvienas turi pavadinimą savo? Kiekvienas. Bet kažkaip, kai pradėjau ties kiekvieno taip sustojus pabūdavau, tai ateidavo pavadinimas, tiesiog jis ateidavo. Kaip vėliau paaiškėjo, jisai labai ir prasmingai tiko tuo metu tas atėjęs. Papasakok apie savo pirmąją parodą. Mano pirmoji paroda buvo galerijoje Balta. Aš pripiešiau daugybę piešinių ir supratau, kad būtinai noriu kažkam jos parodyti. Kviečiau visus savo pažįstamus ir artimuosius. Ir iš tikrųjų mane nustebino, kad atėjo labai daug žmonių ir buvo tikrai tokia didelė šventė. Aš pirmą kartą gavau tiek dėmesio, gėlių, žodžiu, buvo taip netikėta, malonu. Tai va, tokia buvo pirma paroda. Menininkė aktyviai dalyvauja parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jos darbai eksponuoti Ispanijoje, Indijoje, Turkijoje, Italijoje, Lietuvoje. Buvo paroda, dariau Lietuvos Respublikos Seime parodą, vadinosi Kosminiai kiaušiniai. Taip mane ir susirado iš tikrųjų jų darbuotojo raštinės, ieškojo kažką Velykom ir žiūri, kiaušiniai mano internete, žodžiu, ir pakvietė mane padaryti parodą. Tai va, tokia buvo įsimintinė paroda, nes buvo kovidas pats, visi bijojom užsikrėsti. Važiavom su paveikslais, su kaukėm į Seimą, žodžiu. Tai toks buvo nuotykis, tai buvo didelė paroda. Tai čia dalyvavau tokioje virtualioje parodoje ir reikėjo siųsti darbus, jie buvo eksponuojami, po to žurnalą išleido. Man patiko, gražiai padarė, tai mano darbai matosi žurnale. Ne vienoje esu dalyvavusi virtualioje parodoje, tai dažnai būna tiesiog kažkokią tematiką prašo. Tai arba pagal tematiką, arba kurie man mieliausi ir pagal jausmą. Piešiu tas, kas taip kaip aš surėdyta, kaip sudaryta. Ir iš tikrųjų pas mane gyvenime to yra daug preciziškumo, perfekcionizmo ir tas pats mano darbuose. Tuštuma vadinu erdvę, iš kurios viskas randasi. Idėjos, mintys, pasauliai, gyvi sutvėrimai. Taip atsiranda ir mano darbai. Jie kaip mintys ateina pas mane. Jų daugybė. Kai kuriuos spėju užfiksuoti drobėje. Čia matote tuos, kurie pavyko. Tai gal vienas iš paskutiniųjų šitas. Čia šiaip tokia buvo emocija skrydžio, polėkio, laisvės. Tai gavosi katinas.
ir vadinasi The Soul. Tai mintis jo, kad kaip mes skriejame, kai esame nekūne. Tai vat, forma gali būti bet kokia, man tokia gavosi. Tai lotosas irgi toksai kilo tiesiog tą formą, tą vat pamačiau, kaip tas atrodo lotosas. Ir nupiešiau, toks ir gavosi, kaip įsivaizdavau. Tai labai džiūgavau, kad išėjo atkartoti, ką noriu. Ir tie pumpurai, kiaušiniai, nežinau kaip pavadinti, irgi va taip man norėjosi. Aš tik tai vėliau paskaičiau, kad simbolinė prasme tai šitą reiškia. Nors tuo metu, kai piešiau, tai tiesiog taip mačiau ir nupiešiau. Paveikslas vadinasi Fantazija. Ir norėjau atspindėti moterį, bet ne tokią, kaip gyvena žemėje, o kažkokią nežemišką. Tai aš ją vat įsivaizdavau tuo metu taip. Ir tie plaukai, kažkas tai sako gyvatės, kažkas tai augalai, tai aš niekaip neįvardinau, tiesiog norėjosi taip, kaip nėra žemėje. Tai vat ir vis tiek paskui kiti sako, tu čia save nusipieši. Iš tikrųjų esu girdėjusi, kad ir man tai tiko šitas pasakymas, kad menininkai tapo patys save. Ir aš tai pradėjau stebėti ir iš tikrųjų, ką bepieščiau, ar katę, ar arklį, ar žmogų, tai pirmiausiai man žmonės pasako, tai čia labai į tave panašu. Ir aš paskui žiūriu, tikrai mane panašu. Ir pradėjau žiūrėti, kaip kiti piešia, irgi jie nupiešia save. Jeigu tai yra kažkokia forma panašiai į žmogų. Tai yra toks įdomus pastebėjimas. Tai aš taip kaip filosofiškai, psichologiškai žiūriu meną, tai iš tikrųjų tikrai nieko kito negaliu nupiešti, negu tu gali tik tai savo vidų išpiešti. Emocijas kiti sako, ar suvokimus, ar pasaulėjautą, žodžiu, tik save gali išpiešti. Ir aš mėginau piešti abstrakciją, taip laisvai. Jau man gaunasi, aš per kelias 5 minutės nupiešiau. Ne mano. Kad mano katinai visur dalyvauja piešime, žodžiu. Tai jo, jie ten ir ant paveikslo lipa ir gulasi. Tai žodžiu, man jie padeda ir trukdo. Kad jie tai būtinai turi ateiti ant vidurio, jeigu aš ant žemės piešiu, nes aš kai ką piešiu ant žemės, kadangi man reikia išgauti smulkiai, tai man, tai primityviai patinka, aš voliojuosi ant žemės ir piešiu. Tai ką tai reikia būtinai vidury paveikslo atsigulti. Tai va. Kaip tavo paveiksluose labai daug kačių. Ar savo kates tapai? Pirmiausiai nupiešiau raudonam fone baltą katiną. Ir jisai pas mane gyveno gal 5 metus, o vėliau tik tai aš įsigijau gyvą katiną. Ir jisai labai panašus į tą. Netyčia, tiesiog, man tokia forma graži, aš taip suprantu, kad tiek piešti, tiek gyvas, tiesiog tokią formą pasirinkau. Na ir ką paskutinį kartą nulipdėjai, papasakok? Atspėkite. Pažadu, jų ateityje nebus tiek daug. Jo, bet iš tikrųjų tai buvo įdomu, kad aš labai norėjau pradėti vėl lipdyti ir aš pasiėmiau tą molį ir, žodžiu, ir gavosi katinas ir viskas. Tai dabar laukia eilės būti iškaitintas ir tuomet aš jį ketinu apipiešti savo stiliumi. Tai va tokia istorija. Ar turi savo mylimiausią paveikslą? Galvoju, vienas iš jų tai būtų pilnatvė, tarp dangaus ir žemės. Dar šitas irgi. Šitą ilgiausiai gal piešiau. Tapiau aš jį vieną iš pirmųjų, gal kokiais 13 metais. Ir ką jisai simbolizuoja, tai per vidurį medis yra žmogus. Ir jis apjungia dangų ir žemę. Tai grandis tarp dangaus ir žemės. Tokia mintis jau. Tai vienas iš mano eilėraščių, gimęs
esant kažkokiai suvokimo būsenai, parašiau tokį eilėraštį. Yra tik čia ir dabar, nei arčiau, nei toliau, nei anksčiau ar vėliau. Taškas begalybėje, begalybė taške, viskas ir niekas drauge. Jei esi tam taške, tik tai čia, begalybė verias jame. Jei esi, kas esi, ir esi, kur esi, nurimsti, niekas ir viskas būni. Man tai suvokti tokius esminius egzistencijos dėsnius, tai tas pats kaip turėti žemėlapį. Kad suvokti, kaip kas kur yra ir tada galiu orientuotis. Tai kažkaip man norisi suvokti savo vietą, kaip žmogaus šitoj visatoje. Kažkaip niekad nekėliau savo klausimo, kodėl aš tą darau, kam aš tą darau, man tiesiog tie klausimai kildavo, kiek save pamenu. Kadangi man psichologija labai įdomi ir aš jos nemažai esu mokiusi, skaičius ir savo taikius, tai sugalvojau tiesiog tą pradėti daryti ir profesionaliai. Tai įstojau į egzistencinės psichoterapijos institutą Birštone. Tai tokia istorija ir dabar esu studentė. Padeda tapyti. Laiko būna mažiau tapimų, nes aš turiu mokytis. Tai nepadeda. Bet tam tikrus dalykus suvokti ir iš to kažkas kito kyla. Galvoju, gal taip aš ir perėjau nuo abstrakcijos į labiau formas, galbūt ir dėl to. Aš sugrįžtu prie to, ką pradžiai sakiau, kad viskas, ką darau, ir yra kūryba. Aš kartais taip darže jaučiuosi. Einu vieną raunu, kitą sėju, sodinu, kerpu ir aš tokia jaučiuosi kūrėja. Tai va, čia taip pat. Kas tau svarbiausia tapyboje? Tapyboje, aš manau, kad savišraiška. Tiesiog aš tokiu būdu save išreiškiu. Man tas procesas kelia malonumą. Čia esu aš, man tie taškai, tie smulkus dalykai, man tiesiog jie iš manęs eina ir mano tokia natūra. Kaip ten sako, nuo savęs nepabėgsi. Ar mėgsti keliauti? Mėgstu. Kokias šalis renkiesi? Iš tikrųjų, tai mane traukia rytai ir mane traukia šiltos šalys. Gal ir pragmatiška, tiesiog aš labai mėgstu būti šiltai. Prieš 20 metų buvau Indijoje ir iš tikrųjų šalis, man buvo jausmas, kad aš grįžau namo, kai skridau. Labiausiai emocionalių dalykų man buvo, kai aš pamačiau gyvą dramblį. Jis buvo milžiniško didumo, aš buvau nemačius niekur dramblio. Nes Indijoje daug mes matėm karves gatvėje, šunis, šernai, visokie gyvastis vaikšto visur, kur žmonės, bet dramblys buvo kažkas tokio, jis buvo toks didelis. Wow, tai tikrai paliko labai didelį įspūdį. Neseniai Airijoje aplankyta Sostų karų filmavimo studija. Labai patiko. Tikrai tiek eksponatų surinkta, tiek gražių rūbų. Aš žiūrėjau kaip menininkė. Man buvo labai įdomu, kaip pasiūta, iš ko pasiūta, kokios detalės. Žodžiu, tikrai sukurta, wow, visa studija pilna eksponatų, paliko didžiulį įspūdį. Gal ne kažkokia tai superinė pasaulio galerija, bet tikrai išėjau kaip vaikas laiminga, dar nusifotografavau soste karaliaus. Tai labai patiko. Tai va, toksai buvo paskutinis mano. Pažaidžiau kaip tikras vaikas, žodžiu, įgyvendinau svajonę. Ar lengva būti menininkė? Man tai lengva, bet nežinau kaip mano šeimai, nes tai atima pakankamai daug laiko. Aš galvoju, kad jeigu aš pasinerčiau tiek, kiek aš noriu, tai jai būtų tiesiog labai sunku, bet aš valdausi. Turiu gausybę atviručių, kurias parduodu. Ant rūbų kai ką esu užspaudus irgi parduodu. Turiu daugiau idėjų, tik dėja nelabai suspėjau. Galvojus iš tikrųjų keletą meno terapijos krypčių.
Ir noriu tą daryti su žmonėmis, kviesti juos į užsiėmimus. Tikrai esu įsitikinus, kad bet kuris žmogus gali paimti ir piešti. Tarkim, yra toksai metodas fraktalų piešimas. Tai ten kaip tik yra didelis pliusas, kad žmogus yra nepiešęs iš vis. Ir aišku, amžius neturi ribų. Yra tik čia ir dabar, nei arčiau, nei toliau, nei anksčiau ar vėliau. Taškas begalybėje, begalybė taške, viskas ir niekas drauge. Jei esi tam taške, tik tai čia, begalybė verias jame. Jei esi, kas esi, ir esi, kur esi, nurimsti, niekas ir viskas būni.